kad tave Aš tai pagalvojau, kad... Nes tu žiauriai sutraumuotas ir dabar nežinau, kaip čia bus, ar tu begalėsi tęsti čia tą agentų visą tarnybą. Gal jam jau smegenys sutrenkti, jeigu jis taip kalba, kaip jūs galvojate? Gali būt. Gali būt, sakot, ar ne? Aš ten mačiau kažkur prie medžio smegenis, paimkit man. Iškrytą mačiau. Vaikinai, nueikit smegenis, paimkit jo. Sanitarai. Surinkit smegenis ten, surinkit. Šauktus pasimkit. Jam dar padarysim. Bet žinokit, ten jeigu bus mažas, tai ne mano didelės tenai. Tas paimkit didelės. Na kągi. Aišku. Ką čia jam dar padarysim? Va, iš karto mums yra galimybė pamatyti, kaip aptarnauja stovyklos ligonius ir pacientus mūsų sesutė, kuri išaiškino pilnai jos vardo pavadinimą, reiškia ne aiskauda, bet neskauda. Ir matome, kad tikrai jinai dirba be jokio skausmo. Jo, be jokio skausmo, tai tiesiog nuostabu. Jo, tai tiesiog nuostabu. Taip, kad nebijokite ateiti pas medseserį, nebijokite atsinešti sausainių, nebijokite ateiti pabendrauti, jo, nebijokite prisipažinti tuose skausmuose, kurie neramina jūsų kūną ar netgi sielą. Nes anksčiau aš buvau paklausęs ir sužinojau, kad jinai yra puiki sielos gydytoja, jo, nuo emocinių traumų. Taip. Nuo įvairiausių depresinių pasireiškimų. Taip kad tikrai ačiū. Ačiū labai už šitą reportažą. Tikrai mes dėkojame jums už pagalbą. Matome jūsų švelnų darbą ir labai džiaugiamės, kad tikrai sutikote atvažiuoti į stovyklą ir padėti mums. Tikrai ačiū labai. Aš noriu dar pasakyti vieną momentą. Matot, su kokiam priemonėm reikia dirbti. Krizė. Matot, neįmanoma žmogaus visiškai supakuoti taip, kad jisai net nejudėtų. Aha. Taip, kad būkite atsargus, nes tikrai priemonių šitų visų nėra daug. Aišku. Tai va tiek. Aišku. Gerai, ačiū labai jums. Jo, ir mes baigime šį reportažą. Jo, viso geriausio. Viso. Labadiena, šiandien ir vėl laida Sportas Stovyklos TV. Šiandien išskirtinėje mūsų laidoje matysite netgi kelis ypatingus reportažus. Na ir turime studijoje du svečius. Iš tikrųjų, šiandien bus istorinė akimirka mūsų stovykloje, kadangi bus pasirašyta tarptautinė bendradarbiavimo sutartis su štai šiuo puikiu UEFA kategorijos arbitru. Susipažinkite. Banys Martynas. Taip, ir tuo tarpu bus kalbama apie kitas problemas galbūt užkulisinius dalykus. Tai pamatysite galbūt šiek tiek vėliau ir tai mūsų studijos svečias. Treneris Aurelijo. Taip, ir jisai yra vyriausiasis komandos FC Agents komandos treneris. Taigi, iš pradžių apžvelgsime trumpai rezultatus. Taigi, vakar buvo žaidžiamas eilinės futbolo čempionato rungtynės. Agentai po itin dramatiškos, atkaklios, tiesiog neįtikėtinos kovos. Pačioje rungtynių pabaigoje paskutinę minutę vis tik išplėšė pergalę rezultatu 1-0 prieš tikruosius žygitus. Puikus perdavimas iš kraštų, smūgis galva ir įvartis. Na, o kitose rungtynėse galbūt prieš tai buvo vadinama turo centrinė dvikova, tačiau nerealiai rezultatu 3-6 vis tik nusileido Stumokliams. Na, Stumokliai iš tikrųjų jau per pirmasis 5 minutės įmušė 4 įvarčius, vėliau tiesiog nerealiai nesugebėjo atsigauti ir patyrė pakankamai triuškinančią nesėkmę. Iš tikrųjų taip pat buvo žaidžiama pirmoji tinklinio dvikova, tinklinio vyrų varžybos. Džigitai vėlgi 2-0, šį kartą palaužė kumpus, kumpiai iš tikrųjų priešinosi, tačiau retkarčiai skrydo servuodami kamuolį, galbūt tinklas buvo šiek tiek per žemas, tačiau nesigilimėkime į detalės. 2-0 jų pergalę, merginos taipogi žaidė tinklinį. Panteros rezultatu 0-2, netyčia, kaip jos pačios pasakė, nusileido Edrūnėmis, kurios vėlgi buvo pakankamai pavalgiusios ir pakankamai motyvuotos. Na ir tuo tarpu paskutinėse rungtynėse misionierės iš Amerikos 0-2 nusileido Kručiatkėm, iš tikrųjų rezultatas nieko nestebinantis. Misionierės tiesiog neturėjo jokių vilčių ir štai toks rezultatas. Na, o dabar iš pradžių norėčiau pakalbėti apie kiek tendencingą žinią. Iš tikrųjų, agentų komandos treneris turės mums tikrai ką papasakoti šiandien. Ir nemanau, kad jisai turės tai pasakoti su šypsena veide, kadangi vakar po rungtynių iš tikrųjų buvo atliktas dopingo testas. Ir ką jūs manote? Aš manau, kad jūs atspėjote. Taip, teisingai, analizės buvo pozityvios iš tikrųjų ir mūsų studijos svečias dabar turėtų tikriausiai galbūt kiek paraudonuoti. Na ir aš norėčiau tiesiog paklausti jo komentarus. Prieš tai jūs laimėjote vienas rungtynės, laimėjote antras rungtynės, atrodo viskas gerai, komanda žaidė gerai. Tačiau dopingo testas, analizės teigiamas, ką jūs pasakysite? Matote, mūsų komanda, kaip vadinasi, agentai,
Tai, kaip ir suprantate, mes turėjome specialią agentų medicininę komisiją, kur mus tikrino ir mes buvome skiepijami nuo kai kurių virusų, kadangi misijos mes atliekame įvairiose kampeliuose žemės, džiunglės, dykumos. Tai labai tikėtina, kad tuose skiepuose galėjo būti kai kurios medžiagos, kurios galbūt ir padarė tą testą teigiamą. O galima užduoti tokį klausimą, kur jūs futbolą žaidžiate džiunglėse? Matote, džiunglėse mes futbolą nežaidžiame. Šiuo metu mes žaidžiame futbolą čia, bet misijas mes atliekame įvairiose vietose. Supratau, tai panašu kaip treniruočių stovyklos. Na ir dabar iš tikrųjų norėčiau pasikalbinti mūsų kitą studijos svečią, tai yra Martynas, kaip jau minėjo, ir tai yra teisėjas, iš tikrųjų teisėjo atstovas, su kurio bus pasirašyta tarptautinė bendradarbiavimo sutartis, kadangi iš tikrųjų yra problemų teisėjavime. Štai turime draugystės kamuolį, simbolinį, iš tikrųjų Maitrė, jis sponsoruoja Lietuvos futbolo federacija ir bus padėti simboliniai parašai ant štai šio kamuolio. Ir tai reiškia naujos eros pradžią Lietuvos futbole, kadangi turėsime puikius arbitrus, net 5 teisėjai bus nuo šiol rungtynėse ir iš tikrųjų, manau, neturėtų būti didelių klaidų, kadangi bus taip pat naudojami video pakartojimai. Taigi galbūt iš pradžių šią ceremoniją norėčiau, kad visi pasirašytume ant šio istorinio kamuolio. Prašome. Puiku. Na ir dabar galbūt trumpai noriu iš pradžių, aišku, padovanoti jums šį kamuolį, istorinį kamuolį ir trumpai apie tas problemas. Iš tikrųjų, teisėjavimas paskutiniu metu galbūt nėra toks, kokio mes tikėjomės. Teisėjai daro klaidų, komandos pralaimi, vyksta ginčai tarp žaidėjų, tarp trenerių ir iš tikrųjų spauda taipogi yra pasipiktinusi. Jūsų trumpas komentaras. Teisingai, iš tikrųjų kyla kai kurios problemos teisėjams. Žinoma, jie ten negali būti dviejose vietose vienu metu, kai kamuolys rieda tai šiandien, tai ten, jie tiesiog nespėja. Iš tiesų yra dar toks dalykas kaip kalbos barjeras, nes teisėjai yra iš įvairių pasaulio kampelių ir tiesiog, kartais jie tiesiog nesusišneka su žaidėjais. Teisingai iškyla dar tokių nemalonių problemų dėl rasizmo, kas yra Lietuvoje gan dažnas dalykas. Iš tikrųjų ir tai neaplenkia mūsų šios stovyklos. Iš tikrųjų nemalonu apie tai kalbėti, bet tačiau tenka girdėti tokių replikų. Bet aš manau, kad viskas pasikeis, eis į gerą. Kalbant apie techniką, iš tikrųjų vežama įranga video, statysim kameras, didžiulius ekranus ir iš tikrųjų teisėjams bus palengvintas darbas, sąlygos. Ir, manau, teisėjimo problemos išsispręs ilgai. Gerai, prieš paskutinis klausimas minėjote apie rasizmo problemą. Tai reiškia, kad stovyklos A lygos pirmenybėse iš tikrųjų yra daug legionierių. Žinau, vienas yra atvažiavęs iš Airijos, kitas agentas, kur ten sakėte, iš Kamčiatos atskrido. Taip, žinau, turime mes taipogi legionierių iš Antarktidos. Tai rasizmo atveju iš tikrųjų pakankamai opi problema, bet manote, kad viskas išsispręs, taip? Žinoma, iš tikrųjų tai yra didelė socialinė problema ir ko gero galėtų pačios grupelės šiandien jas paimti ir spręsti tiesiog. Tai negali būti užmerktos akys, tai turi būti atsižvelgta iš tikrųjų. Taip, treneriai deda didelės pastangas savo komandose, kad žmonės gerbtų vienas kitą ir taip pat varžovus, kad gerbtų. Šiandien net buvo paspaustos priešininkam rankos po varžybų. Tai yra didelė pažanga į priekį. Iš tikrųjų keista, kad rankas spaudžia, nes aš, pavyzdžiui, žaidžiu futbolą 20 metų ir tikrai ne. Nu ką, nepykit, mėlyje svečiai, iš tikrųjų mums šiandien ponas laidos režisierius iš tikrųjų mūsų juokina visokiais gestais, tačiau mes tiesiog suprantame, kad laikas baigėsi, taip kad jūs tiesiog nesijuokit iš mūsų. Ar tik jūs nerasisminius čia kažkokius ženklus? Taip, man atrodo, kad šią problemą mes taip lengvai neišspręsime. Taigi likite su mumis, studijoje bus mano kolegai. Na ir ką aš galiu pasakyti, tiesiog paspausiu rankas šiem puikiam vyram, dopingo testo pozityvistam ir Teisėjų asociacijos ir rasizmo problemos sprendėjai Martynui. Čia buvau studijoje aš, Paulius Jakelis. Iki susitikimo kitose laidose. Na ir gero jums vakaro. Iki. Tai va, aš susėdžiu palapiniai. Iš tikrųjų kažkaip pralinksmėjau. Aš galvoju, tai žinai, ačiū Dievui, kad yra šokoladas, kuris gydo visas širdies žaizdas. Ir kažkaip makiažas susitvarkė, žodžiu viskas susitvarkė. Nu ir žodžiu iš tikrųjų, tai misija įmanoma.